Šioje vaizdinėje medžiagoje išmoksime sujungti lygiagrečiai du ar daugiau vienodus Victron inverterius su VE bus duomenų perdavimo prievadu. O taip pat pamatysite, kaip lygiagrečiai sujungtus inverterius perprogramuoti atgal į veikiančius pavieniui. Tai gali būti reikalinga, pavyzdžiui, ieškant gedimo. Jeigu turite daugiau nei vieną inverterį, esant gedimui reikia nustatyti, kuriame inverteriai įvyko sutrikimas. Todėl juos reikia atskirti ir tikrinti po vieną. Visų pirma, turime suinstaliuoti Victron VE Config programinės įrangos paketą. Apie tai yra atskira video medžiaga, kurį galite susirasti mūsų YouTube kanale, kurį dabar matote ekrane. Adresas į mūsų YouTube kanalą yra toks. Kai atidarysite mūsų YouTube kanalą, suraskite sukurtų grojaraščių sąrašą ir spauskite Victron Energy. Bei pasirinkite filmuką, kaip suinstaliuoti VE Config programinę įrangą. Suinstaliavus VE Config programų paketą ir MK2 arba MK3 prievadų tvarkyklę, atidarome programą pavadinimu VE Bus Quick Config. Tai yra programa skirta iki 3 inverterių programavimui. Jeigu jungiate lygiagrečiai daugiau negu 3 inverterius, yra reikalingas specialus raktas, kuris užsakomas atskirai ir kita programinė įranga. Pradėkime nuo inverterių sujungimo lygiagrečiai. Jeigu šį video žiūrite tam, kad išsiaiškintumėte, kaip inverterius atskirti, praleiskite šią dalį ir žiūrėkite toliau, kur pasakosiu apie inverterių perprogramavimą veikimui pavieniui. Taigi, atidarius VE Bus Quick Config programinę įrangą, spaudžiame Next. Pasirinkame pirmą punktą ir vėl spaudžiame Next. Jeigu lygiagrečiai pageidaujate sujungti 2 inverterius, pasirinkate pirmą punktą. O jeigu 3, antrą punktą. Pasirinkus spaudžiame Next. Šiame etape jūsų inverteriai turi kabėti ant sienos ir turi būti prijungti prie akumuliatorių baterijos. Atsukite priekinius inverterių dangtelius ir sujunkite juos kompiuteriniu UTP5 kategorijos tinklo kabeliu. Jeigu turite įsigiję vieną iš nuotolinio valdymo panelių, Inverter Control, Phoenix Multicontrol, VE Bus Multicontrol ar Digital Multicontrol, ji taip pat turi būti prijungta su tokiu pat kabeliu prie vieno iš inverterių, taip, kaip pavaizduota šiame paveiksle. Lizdai, prie kurių reikia prijungti kabelį, yra ant inverterių pagrindinių plokščių iš kairės pusės po apačia. Prijunkite vieną laido galą prie pirmo inverterio pirmo kairiojo lizdo, o kitą galą prie kito inverterio to paties pirmojo kairiojo lizdo. MK2 arba MK3 prievadas yra prijungiamas prie pirmo inverterio antrojo dešiniojo lizdo, o nuotolinio valdymo panelė prie antrojo inverterio likusio laisvo dešiniojo lizdo. Inverteriai ir nuotolinio valdymo panelė turi būti išjungti. MK2 arba MK3 prievadą prijunkite prie kompiuterio. Spaudžiame Next. Uždėkite šią varnelę ir spauskite Next. Tuo tarpu aš pasirinksiu demo režimą, nes prieš save neturiu inverterių. Demo versijoje atsidaro 2 langai, o jūs matysite tik vieną, nes jūsų inverteriai yra fiziškai pakabinti ant sienos, tuo tarpu aš naudosiu simuliaciją. Spauskite Next. Įjunkite pirmą inverterį. Ir kai langelėje atsiras pirmas inverteris, įjunkite antrą. Viskas, jūsų sistema yra sukonfigūruota. Jeigu turite prijungtą nuotolinio valdymo panelę, programos vedlys gali paprašyti įjungti ir ją. Tad atidžiai skaitykite, kas yra parašyta. Spauskite Done. Dabar atjungite MK2 arba MK3 prievadą ir išjungite inverterius. Beliko lygiagrečiai sujungti kintamos įtampos įėjimo, jeigu tai Multiplus serijos inverteris, ir kintamos įtampos išėjimo laidus. Atidarome tą pačią VE Bus Quick Config programą
Spaudžiame Next ir pasirinkame trečią punktą. Spaudžiame Next. Uždėkite varnelę ir spauskite Next. Tuo tarpu aš pasirinksiu demo režimą, nes prieš save neturiu inverterių. Demo versijoje atsidaro 2 langai, o jūs matysite tik vieną, nes jūsų inverteriai yra fiziškai pakabinti ant sienos, tuo tarpu aš naudosiu simuliaciją. Išjunkite visus inverterius ir nuotolinio valdymo panelę, jeigu ją turite, ir spauskite Next. Įjunkite pirmą inverterį ir pamatysite pranešimą, jog inverteris nuo šiol veiks kaip pavienis įrenginys. Spauskite Done. Dabar išjunkite veikiantį inverterį ir vėl atidarykite tą pačią programą. Spauskite Next. Vėl pasirinkite trečią punktą ir spauskite Next. Uždėkite varnelę, o aš pasirinksiu demo režimą ir spaudžiame Next. Vėl spaudžiame Next. Įjunkite antrą inverterį. Dabar spauskite Done ir išjunkite inverterį. Jeigu turite nuotolinio valdymo panelę, programos vedlys gali paprašyti taip pat ją įjungti. Tad skaitykite atidžiai, kas yra parašyta. Nuo šiol inverterių negalima įjungti kartu. Gali veikti tik pirmas arba tik antras. Kol neatjungsite 220 V kintamos įtampos laidų, kurie šiuo metu pas jūs yra prijungti lygiagrečiai tarp 2 inverterių, tol vienu metu gali būti įjungiamas tik vienas iš inverterių. Įjungus iš karto 2 inverterius, jie neišvengiamai suges. Dabar, kai inverteriai veikia nepriklausomai vienas nuo kito, galite ieškoti gedimo, įjungiant ir apkraunant tai vieną, tai kitą inverterį.